Sveiki visi, šiandien kovo 2 diena, labai geras oras, prasigenėjau hortenzijas, šluotelinės. Taip atrodo krūmas, kurio tik žiedynus nukarpiau rudenį, kad sniegas neišlaužytų, ir po pernykščio stipraus apgenėjimo užaugino man tokias 4 gana storas šakas, kurios taps pagrindu tolesniam augimui. Pirmiausiai, kas yra tie pumpurėliai, ties kuriais reikėtų kirpti šakas. Tai tokie stiebo sustorėjimai, kur buvo lapai, kurie rudenį nukrito ir tose vietose liko miegančios akutės. Ir dabar greit pradės sprogti iš jų ir augs nauji ūgliukai, kurie vasarą išaugins naujus žiedynus. Tradiciškai ir nesukant labai daug galvos, dėl to kaip kirpti, jos kerpamos yra paliekant po 3 akutes nuo stiebo apačios. Kitais metais dar po 3 ir taip kiekvienais metais po 3 paliekama. Tačiau priaugina daug mažų ūgliukų ir genėti galima, kad ir paliekant 1 akutę arba 2. Šiuo atveju aš kirpsiu ties 3 akute. Ir tai priklauso nuo to, kokio jūs aukščio norite krūmo. Ar tas hortenzijos krūmas turėtų būti pakeltas aukščiau, arba, jeigu yra mažai vietos, jį auginti tik nuo 1 akutės su tais stipriais žiedynais ir jis bus palei žemę, žemesnis. Virš akutės palieku pusę centimetro maždaug stiebo galiuką ir taip visus ir pakarpau. Taip gaunasi maždaug vienodama aukštė ir iš tų akučių išaugs, jeigu labai gerai buvo šaka sustorėjusi, bus 3 ūgliukai, jeigu šiek tiek plonesnė, bus 2 ūgliukai. Tai vasarą arba jau kad ir pavasarį, kurie augs į krūmo vidų, tuos aš išlaužysiu, kad neužsitankintų, o kurie augs į išorę arba tiesiai į viršų, tuos paliksiu. Ir bus pakankamai dideli žiedynai, nes šitos šakos buvo gana storos, piršto storio beveik. Ir jos pakankamai išmaitins tuos ūglius ir žiedynai bus normaliai dideli. Taip atrodo mano išgenėtas krūmelis. Čia yra Silver Dollar. Čia Vims Red. Užaugino 2 storas šakas. Jos bus labai gerų pagrindų. Tas krūmas nelinks į šonus, tvirtai laikysis, ne prie pat žemės. Dabar man reikia iškirpti šitus senus šakų galiukus, kurie čia yra visai nereikalingi. O va turint tokią hortenziją, kur išaugęs labai tiesus stiebas į viršų, labai gerai galima pasidaryti stiebinę hortenziją. Tai yra labai paprasta, nusikirpti maždaug ties 5 sanarėliu ir auginti iš viršaus tuos ūgliukus, o viskas, kas eis apačioj žaliuos, viską išlaužyti ir leisti tik iš tos viršutinės akutės. Ta šoninę šaką tada tokiu atveju nukirpčiau visiškai prie pagrindo ir būtų stiebinė hortenzija. Bet čia aš paliksiu 2 šakas. Jas patrumpinsiu. Čia eina akutės. Priekinę trupučiuką trumpesnę šaką paliksiu. O tą tiesiai šiek tiek aukščiau pakirpsiu. Tada bus žiedynai dėstysis pakaupomis. Labai storos šakos užaugo. Viena ranka net neįmanoma nukirpti, dar nesinori ir nulaužti jos.
Taigi normuojant tuos ūgliukus, neleidžiant to miško, užauga labai stiprios šakos, kurios ir žiedynus gerai išlaiko, išmaitina juos. Ir va čia jau bus labai geras pagrindas tolimesniam augimui. Čia dar viena šakelė kažkokia mažutė pažemė. Vimsret labai mėgsta auginti horizontaliai, lenkti šakas. Ypač jeigu jų daugiau, tai krūmas plečiasi į šalis. Labai sunku prieiti ir kirpti, kad nesužeisti tų paliktųjų šakų. Pavasarį pradės sprogti visos akutės. Jėgos jinai turės iš šaknų ir ūgliukų priauga visur. Prie kelmo, čia apačioj, tačiau aš juos visus aplaužysiu ir paliksiu tik viršutinius, kas sprogs iš viršutinių akučių. Čia yra pernai pasodinta Polar Bear. Jauna, tik iššaknydinta, priaugino per vasarą štai tiek šakelių. Jos plonos, kaip pagrindui man jos netinkamos, nes jos yra plonos, linkstančios, ant jos nebus stiprių ūglių ir aš paliksiu tik tais va šitas akutes, iš kurių augs 2 šakos, o visą šitą stiebą šakotą aš iškirpsiu. Nors atrodytų jau daug nuaugęs krūmas, tačiau kaip pagrindui formuoti man jisai yra netinkamas. Iš apatinių akučių auga patys stipriausi ūgliai. Taip nukirpdama, aš jį paskatinsiu augti stipriai. Ir tos 2 akutės išsprogs ir augs ūgliai tiesiai į viršų, nesišakodami į šalis. Tik labai sunku prieiti, nes vazono kraštas labai trukdo. Pardavimui tokius augina tam, kad pirkėjai labai nori pirkti su daug šakelių, renkasi kuo daugiau šakelių hortenzijas, tai atrodytų jau vešlesnis krūmas. Tačiau pats idealiausias būtų variantas pirkti hortenziją, jeigu jinai būtų užauginusi 1 arba 2 storas šakas. Tada iš jos galima formuotis jau iš karto krūmas su geru pagrindu, nuo kurio šakojasi jau normalūs geri ūgliai. Čia yra Frais Melba. Pernai jinai taip ir nepražydo, tik pumpurus išaugino. Čia pasodinta jinai pusiau pavėsyje. Dėl to nesugeba užauginti žiedų, nes jai reikia daug saulės. Šiemet aš ją persodinsiu į šviesesnę vietą, tačiau genėti jau noriu dabar, kad jinai paskui neleistų savo sulčių ir nenukraujuotų per stipriai. Nukerpu va tokią šakelę, jinai ploniausia ir auga horizontaliau. Ir paliksiu šitas 2 šakas. Iš jų formuosis jau krūmas ir dabar čia nukirpus, dabar yra 2 šakos, nukirpsiu, užaugs arba 4 arba 6. Tai jeigu bus 6, viena akutė vis tiek augs į krūmo vidų, aš ją tikriausiai išlaušiu. Bet jeigu išsprogs tik po 2 viršutinės šakelės iš viršutinių šitų pumpurėlių, tai bus labai idealu. Bus 4 žiedynai. Na, dabar tvirtos šakos, ant kurių tvirtai laikysis ateinančių metų naujos šakos ir nieks neguls prie žemės.
Idealu. Dabar kirpsiu Limelight. Čia yra gana aukšta hortenzija, galinga. Prasimušė vasarą papildomų šakelių, kurių neapžiūrėjau ir neiškarpiau, įaugusios į krūmo vidų. Bet 4 storos, geros pagrindui šakos. Yra, tai pirmiausiai išsikarpau, kas yra krūmo viduj, kas plona. Čia tokie kelmukai nereikalingi, pernykščios šakos galiukas. Čia auga į centro vidurį. Ir liko tokios 4 šakos. Stiprios, tvirtos. Nors gal va šitą reikėtų nukirpti. Tai bus 3, kurios auga gražiai į viršų tiesiai, o šita lyg per daug į šoną. Bet čia dar pažiūrėsiu ateity. Taip, karpant nebūtinai reikia žiūrėti. Čia 2 ar 3 pumpuriukai, tie sanarėliai eina. Maždaug pasižiūri, pakerpi, pasižiūri iš šono. Ar proporcingai atrodo visos tos šakos. Kartais atrodo viena plonesnė lyg tai. Tai ją dar kartą praeini ir pašalini. Kūrybinis procesas. Ir kai be nukirpsi, nukirpsi savo. Čia jau nukirptas fantomas. Idealiai išaugo 3 geros šakos. To šakos buvo virš 1,60 m. Storos, tvirtos. Žiedynė labai gerai laikėsi, tačiau aš jas šiek tiek rišau dar virvute dėl tų stiprių dabar pasikartojančių vėjų. O čia Polar Bear, kurį pernešiau, pasodinau, pagaliau suradau vietą, kuris pernai vasarą žydėjo vazone. Formavau su 4 šakom, bet šita kažkokia trupučiuką atlinkus į šoną. Aš ją negailėdama pašalinsiu. Kokios geros šakos užaugusi, 4 net nepaima. Ne tą pasiėmiau. Taip, liko 3 šakos. Čia dar kelmukas. Irgi nereikalingas, pernykščias. Ir taip pat patrumpinsiu. Iš pradžių galvojau daryti su 2 akutėm, bet kažkaip per žemai. Bus pakeltos šiek tiek aukščiau. Ir kada taip, kai kiekvienais metais išsigeni, tas pagrindas tvarkingas, smulkių šakelių mažai, tai nedaug ir darbo būna sekantį pavasarį. Tik tais patrumpini, kas į centro vidų išaugę, nukerpi. Ir viskas, nereikia galvoti. Ko nepasakysi apie tokias naujai pasodintas. Čia yra grandiflora, sodinau rudenį. Čia jinai taip užauginta medelyne. Ir aš ją stipriai trumpinsiu. Paliksiu tik po vieną šitą akutę, kad iš jų augtų naujos šakos. Čia pati storiausia šakų vieta.
Ir gana tvirtas pagrindas bus. Ir matysiu, kas iš jos auks. Na, tokios plonos šakelės, jeigu jas palikt po 3 tuos sanariukus, 3 poras akučių, kaip tradiciškai, tai gautųsi labai plonos šakelės ir būtų labai daug smulkių žiedų. O čia taip pat naujokė. Čia dar didesnis miškas, tankumynas, jinai buvo auginta kreivai, bet kadangi žinojau, kad aš vis tiek ją iškarpysiu stipriai, tai aš jos ir netiesinau sodindama. Čia labai daug reiks iškirpti. Medelyne vazonas stovėjo 45 laipsnių kampu, kažkaip užkritęs, ir visas krūmas nuaugo į šoną. Tai gavosi taip, kad visos šakos eina per krūmo centrą. Čia yra akutės tamsūs storėjimai. Ir aš, kai nukirpsiu šaką, jos turėtų prabusti ir išaugti. Dabar, kadangi paliksiu 3 trumpas labai šakutes, šiai būtų idealu 2 tik tokias palikti ir iš jų auginti toliau aukštyn. Bet aš palieku dėl visa ko 3 ir vasaros metu matysiu, ar auga stiprūs ūgliai, ar prabus visos tos akutės. Ir galbūt vieną dar pašalinsiu vasaros metu. Čia yra akutės, o čia va toks miškas, plonų šakelių. Galbūt jinai perkant ir gražiai atrodo vešliai, bet pasodinus didelių žiedynų nesitikėk. Čia padariusi esu žemių sukėlimą, kad nemirktų, bet labai žemė sukrito, kadangi buvo purios durpės iš miško komposto parvežta ir viskas sukrito. Dabar šitom neišsprogusiom akutėm šalčiai nebaisus, tačiau pavasarį, kada išsprogs ir pradės jau augti ūgliukai, šalnos juos gali nušaldyti. Tai bet tokiam reikalui labai gerai tokie netgi vazonų uždengti, kada jos dar šakelės mažos, kad nenušaltų. Pro skylutes vėdinasi oras, tai kad ir išvažiavus į darbą ir nudengus tik tais per pavakarį, jos neperkais. O čia prieš savaitę atskrido sniegenos į lesyklą. Negaliu atsižiūrėti, kokie gražūs paukščiai. Ir kaip vikriai jos lukštena saulėgrąžas. Taigi tiek to ir genėjimo su hortenzijom. Dabar beliks laukti, kada sušils oras ir išsprogs. Ir jeigu bus šalnų, teks pasaugoti nuo jų. Iki.